O šitas, kadangi per 10 metų tinkamų sprendimų turi informaciją retrospektyviai atgal, jisai priims ir geresnį sprendimą, nes jis jau žino, kas veikia, bet ir drąsiau tą sprendimą priims. Tai man turbūt, kai aš iš tų humble beginnings pakankamai bandžiau, ėjau, lipau, griuvau, žinai, užsigavau, aš išmokau, kur buvo geros pamokos, kur buvo blogos ir man tai veikia toks kaip vertybinis kompasas. Ir aš suprantu, į kurią pusę man reiktų eiti. Ir jeigu man dabar ateitų kažkas sakytų, žinai, einam apvogti banką, man net nekiltų klausimas, aš suprasčiau, kad nesąmonė, žinai, kažkokia. Ir jeigu kažkas sakytų, eitumėm daryti verslą, man pasisuka kompasas į mano pusę. Ir jeigu sakytų, tas verslas ten, nežinau, uždirbinės iš kažkokių ten žmonių, kurie neturi pinigų, man vėl grįžta, žinai. Tai gaunasi. Manau, kad svarbiausias dalykas yra nesėkmėj, o pačiam procese nebijot bandyti, nebijot kurt ir nebijot rizikuot. Nes mes niekas nežinom, kas gali būti ta nauja gera idėja. Mes tik pabandę galim žinot. Jeigu kažkoks žmogus pradėjo pardavinėti kažką ir jam nepasisekė, tai nereiškia, kad jums nepasiseks. Jūs gal būsit geresnis šitoje sferoje ir jūs būsit pats sėkmingiausias žmogus šitoje sferoje. Yra daug dalykų, kuriuos jau daro, bet ateina naujas žmogus ir tampa geresnis šitoje sferoje.